Gyvulininkystė Lietuvos teritorijoje greičiausiai atsirado neolite. Tuo metu gyventojai pirmiausia augino ožkas, avis, kiaules. Netrukus pradėti auginti galvijus, kilusius iš laukinių protėvių, tikriausiai iš smulkesnių taurų. Auginami galvijai teikia žmonėms mėsą, pieną ir odą. Pieniški valgiai žinomi nuo gyvulių prijaukinimo pradžios. Pienas, varškė, išrūgos, krekenos, sūrys, grietinė, kastinės yra labai seni lietuviški žodžiai. Nuo senų senovės Lietuvoje buvo auginamos ir ožkos. Tačiau viduramžiais krikščionėms kovojant prieš pagonišką tikėjimą, ožkos buvo laikomos velnių gyvuliais. Biržų tiškevičiai už ožkos laikymą valstičius palakdavo rykštėmis. Manoma, kad dėl šios priežasties ožkas auginti atsisakyta ir jos vadintos vargo gyvuliu. Šiuo metu Lietuvoje plinta tiek ožkų, tiek pieninių avių ūkiai, iš kurių pienų taip pat gaminami sūriai. Svarbiausia gyvuliai buvo karvė ir jautis, vadinami šeimos maitintojais. Nuo 18 amžiaus antros pusės kai kurie dvarai pradeda rūpintis galvijininkystės plėtojimu ir galvijų veislės gerinimu. Tyzenhauzas valstybinių dvarų administratorius gabenosi iš Europos veislinius galvijus. XIX amžiaus viduryje pirma dvaruose, o vėliau ir kaimuose plito visokių veislių galvijai – Tirolio, Švicų, Holštinų, Olandijos juodamargiai ir jų mišrūnai. Nuo seno Lietuvoje žinomos karvių veislės šios – baltnugariai, šemieji, juodamargiai ir žalieji. Ganimas toks pat senas kaip ir gyvulininkystė. Per ilgus šimtmečius mūsų protėviai sukūrė labai įvairių ganimo įrankių bei sudėtingų papročių. Remiantis išlikusiomis ganimo tradicijomis, galima manyti, kad gyvuliai buvo išgenami į miškus ilgesniam laikui. Piemenės virdavo ant laužo maistą, melždavo karves, spausdavo sūrius, mušdavo sviestą. Pieno gaminius laikydavo žeminėse, o prisirinkus jų daugiau siųsdavo į kaimą. Ganyklos nuo senų laikų buvo bendros. Bandą ganydavo skerdžius. Paprastai skerdžiami buvo pagyvenęs žmogus, dažniausiai iš bežemių valstiečių, kurį samdydavo vienam sezonui, tai yra nuo Jurginių, balandžio 23 iki visų šventų, lapkričio 1. Skerdžius buvo laikomas ne tik bandos tvarkytojų, bet ir piemenėlių mokytojų. Mokydavo įvairių ūkio darbų, gero elgesio, dainų, pasakų. Muzikalų skerdžiai išmokydavo gaminti muzikos instrumentus. Skerdžiui samdyti būdavo šaukiama viso kaimo sueiga. Žiemą galvijus šerdavo vasarojaus, ruginių šiaudų, šieno ir dobilų kratiniu. Neturtingi valstiečiai pritrūkę pašarų, kaip anuomet sakydavo, atiduodavo ant mitybos turtingiesiems. Už tai atiduodavo pusę pieno. Čia va yra dar ant viršaus sukrautas avižų vykių mišinys. Mes jau jį susivežėm labai laiku šiemet. Tai va, kai vienai karvytei, tai tik va kiek šiena. O kai būna dvi, tai čia sausakimšai ant tvarto prikrauta ir čia sausakimšai būna. Pienas pamelžtas iš ryto daug geresnis visuomet, ne kaip vakaro ar dienos melžimo. Uždėsiu, kad man norėsiu melžti, o čia turiu patepti speniukam, kad nesutrūktų. Čia turiu paprasčiausių naminių taukų. Aš tuos spenius patepu, kad jie nesutrūktų ir man melžt geriau slysta. Žvaigždė, stovėk. Naida, čia iš pradžių tai biški kadrilius eina, o paskui rimtai stovi. Stovėk. Nesibaidykit, čia nėra tų musių, žvaigždė. Nu, stovėk.
Labiausiai Lietuvoje paplitę rūgštūs ir saldūs karvių pieno sūriai. Rūgštūs gaminami iš natūraliai surauginto pieno, rūgpienio. Pieno rauginimą atlikdavo natūrali pieno flora. Taip pat seniausias sūrio gaminimo būdas. Rūgpienį pakaitindavo, kol atsiskiria išrūgos. Nuskaidrėjusias išrūgas nupila, o šiltą varškę deda į medžiaginį drėgną sūrmaišį. Ir pakabina, kad nuvarvėtų likusios išrūgos. Saldieji sūriai gaminami iš pašildyto saldaus pieno, pripilant šiek tiek rūgštaus. Pilsime pienu, rūgštų pienu. Va. Pilsime iki pilnumos. Ir varškį darau iš liesą pieną, darau varškį. Nededu riebaus pieno. Čia temperatūra dabar tai nebus tokia, pakaitinu maždaug turėtų būti iki 90, 80, 90. Nuskaidrėjusias išrūgas nupila, o šiltą varškę deda į medžiaginį drėgną sūrmaišį, kad nuvarvėtų likusios išrūgos. Nežinau, aš pašlapinu, galiu geri sausą. Ir va taip paprasčiausia kabinu ir kišu. Nuvarvėjusią varškę sukrato ir užrišo sūrmaišį pasilegė. Kad sūriai ilgiau laikytųsi, dėdavo kmynų ir būtinai druskos. Varškę galima sūdyti prieš sudedant į sūrmaišį arba jau suslėgtą sūrį pabarstyti druska, keletą kartų apverčiant. Jo, va taip, apdruskinu. Tai yra sūris, nu tai visada va taip va, kaip aš sakau, apvalazija. Suspausti gerą sūrį reikėjo talento. Šeimininkė mokėjusi suspausti gerą sūrį buvo gerbiama. Bendruomenė pas ją užsiprašydavo pagaminti sūrį kunigui, teisėjui ar gydytojui įsiteikti. Sūrio skonį įtakodavo ir pieno kokybė. 1936 metais Didžiojoje Virėjoje rašoma: gerai išlaikyti pienui reikia, kad indai būtų švarūs ir sausi, nes mažiausi pieno likučiai pagadina ir greitai užraugina pieną. Pieną geriau laikyti stikliniuose, moliniuose ar palyvuotuose puoduose, sausame tamsiame rūsyje. Buvo gaminami ir proginiai sūriai. Vestuvinis arba kitaip vadinamas sugultuvių sūris jauniesiems turėjo garantuoti šviesų ir sotų gyvenimą. Bendras jaunosios sūrio valgymas simbolizavo abiejų susijungusių giminių vienybę. Sūrspaudžiai buvo įvairūs. Seniausias jų – lentelė, su kuria paslegiamas sūris ant suolo uždėjus akmenį ar pakišamas po stalo ar lovos koją. Tobulesnis sūrspaudis padirbtas iš 2 gale sukabintų lentelių. Vėliau atsirado sraigtinis. Gaminant varškės sūrius pramoniniu būdu perdirbama daugiau pieno. Gamintojas užtikrina maisto saugą ir tas pačias sūrių skoninės savybės. Pienovežiais atgabentas pienas turi pereiti šias gamybos stadijas. Žalio pieno filtravimas, priėmimas,
sukaupimas ir saugojimas, separavimas, mišinio standartizavimas, mišinio pasterizavimas. Pienas užraugiamas raugu. Šitas raugas bus sudėtas į gamintuvą, ko neturi bobutė. Po užraugimo mišinys gerai išmaišomas ir paliekamas ramiai, kol gaunama tanki sutrauka. Rauginimas vyksta apie 12–18 valandų. Pasibaigus rauginimui, sutrauka pašildoma iki 35 laipsnių temperatūros. Vėliau supjaustyta sutrauka pašildoma iki 43 laipsnių. Turinys lėtai maišomas, kad sutrauka vienodai šiltų. Smarkiai maišyti negalima, nes susmulkinti sutraukos gabalėliai patenka į pieno išrūgas ir produkto išeiga sumažėja. Negalima sutraukos perkaitinti. Tada gaunama sausos ir grubios konsistencijos varškė. Nepakankamai pašildytos sutraukos išrūgos išsiskiria lėtai. Tada varškė būna didesnio rūgštingumo, teplios konsistencijos. Sutraukos apdorojimas trunka 1,5–2 valandas. Po apdorojimo susidariusi varškė gamintuve paliekama ramybės būsenoje 30 minučių. Tuo metu varškė iškyla į paviršių. Išrūgos pilnai atsiskiria ir susikaupia apačioje. Nutraukus išrūgas, varškė gamintuve pamaišoma 2–3 minutės ir išleidžiama į presvones, išklotas sūrdrobe, savaiminiam presavimui. Po savaiminio presavimo į šiltą varškę įdedami priedai ir gerai išmaišomi. Lietuviško sūrio gamyboje į varškę suberiami reikiami priedai – kmynai, razinos ir kiti. Pridedama 2–3% druskos. Procentas nuo bendro sūrio masės kiekio. Varškės sūriai presuojami medžiaginiuose maišeliuose, gaminami iš neatšaldytos varškės. Gerai išmaišyta varškės masė sudedama į švarius trikampio formos maišelius. Maišeliai užrišami, ir dedami po presu. Rekomenduojama sūrius presuoti patalpoje, kurios temperatūra ne žemesnė kaip 15 laipsnių, kad kuo geriau išsiskirtų išrūgos. Presuojant labai svarbu siekti, kad per daug nepadidėtų rūgštumas. Todėl patalpas rekomenduojama palaikyti ne aukštesnės nei 18 laipsnių temperatūros. Po presavimo sūriai išimami iš maišelių ir atšaldomi šaldymo kameroje iki 8–12 laipsnių temperatūros. Europos komisija į saugomų produktų sąrašą įrašė lietuvišką varškės sūrį. Jis tapo 3. lietuviškų saugomų produktų Europos Sąjungoje. Daug rankų darbo reikalaujantis gamybos būdas, kuomet masė rankomis kemšama į tradicinius reto audinio trikampius sūrmaišius, kurių platesnis galas užrišamas mazgu ir sūris įgauna specifinę trikampės prizmę su suapvalintais kampais formą, išsaugotas iki šių dienų. Tai yra neatsiejama Lietuvos kulinarinio ir tautinio paveldo bei įvaizdžio dalis. Galime didžiuotis galėdami užsieniečiams pasiūlyti tai, ko nerasime tokiais sūriais garsėjančiose šalise kaip Prancūzija ar Italija.